Sveiki. Pažiūrim šiandien jo jausmai jums šiandien. Ar bus veiksmai kažkokie? Jo jausmai jums? O, jie tokie, žinot, dar vaikiški, tokia meilė, tokia jauna, vaikiška, kaip pasakyti, kai drugeliai dar pilve ten skraido, žodžiu. Bet kad čia kažkokia transformacija, ar buvo pabaiga tarp jūsų kažkokia, padėtas gal taškas, bet jūs jo mylima moteris, jisai galvoja. Jo, kažkas buvo konfliktas, pabaiga tikrai buvo. Bet bus greitos žinios, labai tiks, jeigu jisai vedęs. Jis žiūri, kaip čia, kaip pasakyti, galvoja, kaip prie jūsų prieiti dabar. Nes jūs, nuo jo, kaip pasakyti, stovėt už savo pozicijas. Gal jūs jam pastatėt ultimatumą kažkokį. Tuoj. Čia kažkokios staigios bus permainos. Labai tiks, jeigu jūs ugnies ženklo moteris. O jisai gali būti aukštesnio rango už jūs vedęs vyras, sakau, vadovas, toksai aukštesnis statusu. Kokie jo veiksmai? Čia buvo tikrai, o Jėzu, čia buvo meilės trikampis visgi yra. Ir su laiku jisai išsiskirs. Su laiku jisai išsiskirs, čia rodo. Čia rodo vos ne visą likimą tokiam trumpam video. Ir jisai išvažiuos iš moters pas savo meilę. Čia žinot kas, jinai gali būti oro ženklo arba tiesiog šalta jau moteris jo atžvilgiu. Jo, kol kas pasisūri šitos rankos, jisai dar negali dėti, bet jisai planuoja. Gausit jūs žinią ir bus jūsų namuose šventė, čia komforte. Dabar jūs esate komforte. Ir sakyčiau, kad jūs vieniša dabar. Bet pas jūs finansiškai dabar kažkaip gerai yra viskas, jūs patenkintas savo gyvenimu. Ir jisai iš praeities, suprantat, pas jūs ateina su kažkokiom žiniom. Po ilgos pauzės. Ir jūs galvosit, ar jums verta priimti.